Na va, vieni nuotykiai baigės. Tenka išvykti anksčiau iš stovyklos, nes vykstam į kitą nuotykį. 3 dienų žygis su skautais. Tai laukia iššūkis. Einame iš Birštono į Kauną. Na, bus išties be galo smagu. Žada šiandieną lietaus, o kai bus, matysime. Paliekame Birštoną. Nu, rodom Birštoną atėjo. Dabar man vaikai sakė, kad mes nuėjom 4 km per 2 valandas. Sustojame, papietavom, darėm hotdogus, pasidarėm kavytės. Nenufilmavau, nenufotkinau. Ir ką, judam toliau. Kaip tu, Liepa? Pavargai? Pasakyk 3 žodžius man. Mums sakė, pas vieną pažįstamą reikės eiti pietus daryti, turi kiemą. Sakom, ne, sustojom ilsėtis, o pasirodo prie jos pačių namų. Tai einam pildytis vandens. Jej, parduotuvę priėjom. Tai apsipirkinėsim toliau, ką reikia ir ilsimės. Ir iki nakvynės vietos liko apie 2 kilometrai. Tai va, buvom stabtelėję prie parduotuvės, susipirkom sneakerių, sausainių naktypečiams ir tenka truputėlį pagrįžti atgal, renkame saugesnį maršrutą bet bus daug paprasčiau jome eiti, negu per pagrindinį kelią. Plius gausis, kad mes truputėlį ir net nukertam ėjimo kampą. Turėjom pertraukėlę prie faino darželio. Dabar toliau judame. Mums panašiai liko apie gal porą kilometrų iki nakvynės vietos. Visi jau pavargę, skundžiasi. Kiek Viktorija liko? Aš žinau, jūs sakot. Tai visi kilometrai. Tai va, tai vis dar nežinom, į kurią pusę reikia eiti ir kada. Bet jau palengva gilyn. Pasirinkom truputėlį kitokį maršrutą, radom nutrumpinimą, tai visai gerai. Na ką, šitoj pusėje turim labai fainą gražų orą, saulutė šviečia, lengvi debesiukai, bet ateina tai va. Galimai laukia dideli smagumai. Lyja tokia dulksna, saulė šviečia. Šiaip virš mūsų turi... Žiūrėkit po dešinę! Dviguba. O, dviguba. Ir pamatėm vaivorykštę. Pasiekėm mišką, kuriame nakvosim. Slyzdavau ir mano kelias, koja. Tai dabar tikslas mums susirasti kur nors giliau įėjus gerą nakvynės vietą.
nupilti. Na va, naktį išmiegojom, truputėlį lyjo, šalia praėjo visa audra, taigi labai džiaugiausi. Šiaip netaip atsikėlėm, šiaip netaip išsiverėm košę. Vakar viena mergaitė išvyko, turėjom daryti košę su kondensuotu pienu, o ta mergaitė, kuri išvyko, pas ją likas kondensuotas pienas. Tai nebuvo košė skani. Atbalom dantim pavalgiam ir ką, pradėjom toliau judėti. Susitvarkėm, atsikėlėm, užsikūrėm lauželį ir ką, po pusryčiavimo toliau judam. Na va, prisipylėm vandens, lietutis pasirodė, pasiruošėm jam eiti. Laukia smagus tolimesnis žygis. Na va, atėjo liūtis, tai buvo paskutinis lašas, kaip jau vyšnė ant to torto, kur sako, baigiam savo žygį, visi skirstome. Reikės matyti antrą kartą, bet taip šunoliai. Per vakar dieną su visa manta kuprinė maistu 19 km susukom, tai kas tikrai yra įspūdingai. Ir šiandien mes netiek ir toli nuėjom, apie kokius 2 km 3, bet vis su visokiais nuotykiais kažkas neprisidėjo, neužsirišo, reikia nešti kojas visokiais dalykais skausmai, vieni kiti pradėjo išvažinėti, baigėsi mūsų žygis.